Dažnai tenka išgirsti iš jaunų žmonių, kad jie jaučiasi nesuprasti, be reikalo smerkiami arba net nepelnytai auklėjami elgtis kažkaip kitaip. Vaiko teisių gynėjai jums vaikai primena, kad visi jausmai normalūs, net jeigu jie negatyvūs. Kad net ir pyktis, liūdesys, baimė nėra gėdingos emocijos. Jausti galima ir reikia, tačiau labai svarbu apie savo jausmus tinkamai iškomunikuoti. Tad pirmiausia patariu nepriiminėti sprendimų, kai jausmai veržiasi per kraštus. Juk tuomet galime įžeisti, nuliūdinti kitus ir vėliau patys gailėti savo žodžių. Taip pat, būdami vienumoje, nurimę, patys savo užduokite klausimą: kodėl taip jaučiuosi ir ką galiu pakeisti? O pagalbos, jei jos reikia, visuomet galite kreiptis į šeimos narius, mokytojus ar net vaiko teisių gynėjus. Jausmai yra tavo vidinio pasaulio dalis. Ir kartais galbūt sunku jos apibūdinti, nes jų negali pačiupinėti ir ne visą laiką gali pamatyti. Bet viskas, kas vyksta tavo gyvenime, sukelia ir tam tikrą jausmą tavo viduje. Pavyzdžiui, kai ruošiesi eiti į gimtadienį pas draugą, greičiausiai nekantrauji. Kai klausaisi kažkokios tau labai įdomios laidos, greičiausiai išgyveni smalsumą. O kai su kuo nors turi išsiskirti, gali būti, kad liūdi arba jauti iš karto jau ateinantį ilgesį. Labai svarbu prisiminti, kad visi jausmai yra natūralūs, priimtini, nesvarbu, kokie skirtingi jie bebūtų. Kartais jausmus mes galime palyginti su stichijomis. Pavyzdžiui, kai kurios dienos ir tavo vidinėme pasaulyje būna tokios ramios, kaip saulės nušviesta jūra. O kai kurios dienos gali būti vėjuotos ir liūdnos, lietingos, tuomet, kuomet iš tiesų išgyveni tam tikrus sunkius jausmus ar dėl kažko nerimauji. Susipažinti su jausmais gali padėti kelios svarbios žinutės. Ir ne tik susipažinti, bet ir susidraugauti. Tai pirmoji žinutė, kurią labai svarbu, kad žinotume, jog nėra gerų ir blogų jausmų. Visi jausmai turi savo vietą tavo vidinėme pasaulyje ir tavo gyvenime. Ir visi jausmai turi tam tikrą vaidmenį mūsų gyvenimuose. Koksgi yra tas vaidmuo? Tai jausmų paskirtis yra mus apsaugoti arba padėti mums išgyventi. Pavyzdžiui, kai kažko bijome, tuomet mes vengiame tam tikrų pavojingų situacijų. Jeigu mylime, tai prisirišame prie tų žmonių, kurie padeda mums būti kartu ir jausti saugiems. Dar viena labai svarbi žinutė, kad visus jausmus jausti natūralu ir kad nebūtų per paprasta, kartais mes tose pačiose situacijose galime jausti ir labai skirtingus jausmus. Pavyzdžiui, susitikę po ilgo išsiskyrimo su tėvais galime jausti ir labai didelį džiaugsmą, kad pagaliau tėvai grįžo namo, ir kartu pykti, kodėl jie taip ilgai buvo palikę mus namuose. Arba ruoždamiesi kažkokiam tai renginiui mes galime išgyventi ir nekantrumą, nes labai nekantru sulaukti, kasgi ten bus, ir nerimauti, nes tikrai neaišku, kaip ten viskas pasiseks. Tai ta jausmų įvairovė ir toks skirtingumas mūsų vidinėme pasaulyje gali sugyventi ir gali atrasti savo vietą. Kad geriau suprastumai savo jausmus, yra labai svarbu, kad mokėtum pažinti savo kūno pojūčius. Kiekvienas jausmas yra susijęs su tam tikrais pojūčiais mūsų kūne. Ir man rodos, tikrai labai gerai gali atpažinti situacijas, pavyzdžiui, kai išsigąsti, pradeda stipriau plakti širdis, ar ne, arba išmuša prakaitas, arba kai nerimauji, irgi tikriausiai atpažįstama situacija, kai atrodo, kad suka pilvą arba prakaituoja delnai. Tai tikrai kiekvienas jausmas yra susijęs su tam tikrais pojūčiais. Tad pirmas požymis, kad kažką jauti, ir yra mūsų kūnas, kuris kažkokį siunčia tau signalą.